Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs, jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suvyniota ir padėta atskirai. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusių. Girdėjote viešpaties žodį. Viena šeima, vyras ir žmona, jie labai išpuoselėjo savo sodą ir vyras turėjo milžinišką rožyną. Jis ten praleisdavo labai daug savo laiko ir šalia kaimynai, kurie vis girdėdavo, kad jisai, kur tik eina, jis visur švilpauja. Na, galvojo, kad čia yra toks jo įprotis, gal jam smagu, švilpauja ir daro tuos darbus, kurie jam labai patinka. Ir tada kaimynas jo paklausė, sako: o kodėl tu švilpauji, kai tu čia vaikštai? Tai sako: ateik pas mus vakare į svečius. Kai jis atėjo, jis pamatė, kad jo žmona yra visai neįgali ir dar akla. Tai sako: aš švilpauju, kad jinai žinotų, kad aš esu visai netoli, visai arti ir jinai visada žino, kad aš esu šalia jos. Tai manau, kad iš tikrųjų šios dienos šventė mums sako apie tą patį. Mes nematom, bet jis yra visada šalia mūsų. Jis nešvilpauja. Jis tyliai yra mūsų gyvenimuose. Ir štai manyčiau, kad ir šiandieną mes čia susirinkome ne tam, kad pamatytumėm ir švęstumėm tą Kristaus prisikėlimo didybę, todėl kad jis nugalėjo mirtį. Jeigu būtų tai tiesa, kad čia susirinkom dėl to, kad, kaip girdėjome, skaitė, čia tiesa ta parašyta, kad jis nugalėjo mirtį, jeigu tik dėl to mes čia susirinktumėm, tai reikėtų pasakyti ne visai dėl to. Todėl tai būtų prisiminimas įvykio, kuris buvo daugiau kaip prieš 2000 metų, ir tai būtų tas įvykis, kuris yra įvykęs laike, ir žmonės tik prisimintų tai, kas labai labai seniai įvyko. Mes čia esame susirinkę ir sėdite jūs čia visai dėl kitų dalykų. Mes čia esame dėl to, kad Jėzus ne tik prisikėlė, bet kad jis yra su mumis. Kaip žinome, jis ir atėjo į šitą pasaulį, kad būtų su mumis. Ir kuomet jisai paliko šitą pasaulį,
jisai saviesiems mokiniams sakė, vat kai dabar aš būsiu prikaltas prie kryžiaus ir mirsiu, jums atrodys, kad visas pasaulis atsidūrė tokiame beviltiškume. Bet jisai sako, aš vėl ateisiu ir būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos, visomis jūsų gyvenimo dienomis. Taigi mes nekalbame, kad Jėzus eina į dangų, bet mes ir matome, ir turime tą matyti, ir žinoti, ir tuo tikėti, kad jis yra dabar su mumis. Taigi jis yra tam, kad jisai dalintųsi su mumis mūsų gyvenimu, kad būtų su mumis kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Žinoma, tuomet, kuomet mes esame laimingi, kuomet mums nieko netrūksta, mūsų viduje yra ramybė, esame patenkinti gyvenimu, jis yra su mumis. Jisai yra su mumis ir liūdėsyje, kada mes išgyvename netektis, karus, visokiausius baisiausius dalykus. Apskritai mes, kai kažkas ištinka, kaip tie maži vaikai, bėgame pas Jėzų, kad galėtumėm surasti paguodą. Iš tikrųjų, taip ir turėtų būti, jeigu mes esame krikščionys ir tikime Kristų. Tačiau turėtumėm bent trumpam susimastyti ir pagalvoti, kaip Dievas jisai turėjo save apiplėšti, kaip sako apaštalas Paulius, kaip jis turėjo nusižeminti, kad jisai tapo vienu iš mūsų, tapo žmogumi. Gali net baisu atrodyti, kad jis tampa vienu iš mūsų, o kaip žinome, mes esame su ribotumais, su silpnumais, su įvairiausiomis niekšybėmis. Taigi jis yra ne tas Dievas danguje, kuris laukia, kol mes nuvargsim šitą gyvenimo kelionę ir mes numirsim ir tada atsidursime jo akivaizdoje. Bet jis yra dėl to, kad jisai vaikščiotų su mumis, kad jisai būtų su mumis kaip žmogus. Į ką mes kreipiamės visų pirma ir yra tas jo žmogiškumas. Mes žinome ir tuo tikime, kad jis atėjo iš Dievo, kad jis yra Dievo sūnus, bet jo žodžiai, kurie mus labiausiai sušildo, yra labai žmogiški. Jisai sako, mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Žinome, kad jisai buvo čia ir mokė mokinius ir visus aplinkui esančius, kaip mums reikia būti žmonėmis, kaip rodyti ir mylėti realiai kitą. Jis ir sako, mylėkite taip, kaip aš jūs mylėjau. Toliau jisai sako, nebijokite. Kiek dažnai mes atsidurėme tokiose situacijose, kada mus apninka baimė. Dažnas kalba apie tai, kad ištinka panikos priepuoliai. Žmogus iš tikrųjų pasimeta. Jisai sako, jeigu tu nori eiti paskui mane, imk savo kryžių ir sek mane. Taigi šiandieną mes švenčiame ne tai, kas įvyko labai seniai, bet tą didžiausią džiaugsmą. Kaip ir girdėjome psalmistą, kuris lygiai tą patį sako, džiaugsmą dėl to, kad tai vyksta kiekvieną rytą, kai tik atsikeliame, nors galbūt gyvename vieni ir seniai visų užmiršti, bet mes atsikėlę suprantame, kad mes nesame vieni. Sakiau, jis nešvilpauja, bet jis yra. Ir jis duoda mums daugybę dalykų, kad suprastumėm, jog nesame vieniši. Vienas vyskupas yra sakęs tokį gražų palyginimą, kaip mes turėtumėm matyti savo ir jo buvimą kartu. Jisai sako, kaip suprasti, kad Dievas taip mylėjo pasaulį, kad atidavė savo vienatinį sūnų, kad jo sūnus prisijėmė žmogiškumą,
kaip minėjau, su ribotumais ir silpnumais. Ir tą jisai padarė taip, kaip padarytų tėvas savo sūnui. Vat įsivaizduokime, yra tėvas, kuris turi mažą berniuką, ir tas mažas berniukas pradeda vaikščioti ir jisai dėlioja tuos mažus žingsnelius ir jeigu jis išėjo su tėčiu pasivaikščioti, tėvas jisai galėtų eiti ir nueiti dideliais žingsniais ir tas vaikas liktų nežinia kur. Bet tėvas savo žingsnius matuoja pagal to sūnelio žingsnius ir jis eina būtent kartu su juo. Taigi jis eina ir yra kartu su savuoju sūnumi. Tai Dievas lygiai taip pat. Jeigu mes einame ir koks mūsų yra ėjimas, kartais mes nepaslenkam, kartais mes bėgam, tai jis matuoja savo žingsnius, kad būtų su mumis ant tos pačios bangos. Jisai dėl mūsų ant kryžiaus tampa ir atstumtuoju, ir tuo vienišuoju, ir pasmerktuoju. Ir jisai vėlgi viską matuoja pagal tai, kaip mes patiriame skausmą, kada mes patiriame mirtį, išgyvename baimę, jis visą tai matuoja mūsų matu. Yra tokia Simone Weil, jinai žydė, pasaulinio karo metu jinai Paryžiuje mokytojavo ir žinoma, kad jai labai rūpėjo holokaustas, kas buvo daroma su jos tautos žmonėmis. Jinai Jėzaus kryžiuje manė, kad atrado atsakymą. Arba bent jau jinai suprato, kad priartėjo prie to atsakymo, prie to sprendimo. Kas čia vyksta? Ar Dievas paliko pasaulį tokioms baisioms kančioms ir jam nerūpi, kad žudomi žydai, beje ir kiti žmonės, ir kenčia visas pasaulis. Tai vieną dieną jos paklausė, sako, jeigu tu taip myli Jėzų, kodėl tu netampi krikščionė? O jinai atsakė, aš negaliu tapti krikščionė dėl savo žmonių, nes mano tautos žmonės dabar tuose koncentracijos stovyklose, tuose mirties fabrikuose ir jie manęs nesuprastų, jeigu aš tapčiau krikščionė. O tada jos paklausė, o ką tu matai, kuomet tu žvelgi į kryžių? Ir jinai pasakė tokius labai svarbius žodžius. Sako, aš matau Dievo atsiprašymą už žmonių sukeltą skausmą. Kitaip tariant, dėl to, kad Dievas sukūrė žmogų laisvą ir mes tuo didžiuojamės ir žinome, dėl to, kad žmogus yra laisvas, jis pats renkasi daryti gerus darbus, bet kiti daro blogus darbus. Vien dėl tos Dievo duotos jam laisvės. Ir Dievas nepaima iš tos žmogaus laisvės, nes jis ją davė negrąžinamai. Tai reiškia, kad mes ir dabar po visų šitų įvykių taip pat esame laisvi ir darome ir gerus, ir blogus darbus. Tai jis negalėdamas atimti ir nenorėdamas atimti iš mūsų laisvės, bet matydamas, kad žmonės pridaro labai daug skausmo kitiems, ką jisai padaro, jisai tampa vienu iš mūsų. Jisai tampa žmogumi, kuris kenčia taip, kaip ir kiekvienas žmogus. Tai reiškia, kad ką mes šiandieną išgyvename tą didžiulį džiaugsmą ir iš kur jis kyla iš Dievo skausmo. Iš Dievo skausmo matant, kokie mes esam nelaimingi ir esam nelaimingi dėl savo pačių kaltės. Manau, kad ir tėvai
kažką panašaus išgyvena, matydami savuosius vaikus, kurie nueina skirtingais keliais ir kurie patys kenčia, bet tie tėvai yra pilni skausmo. Beje, žydai turi labai daug istorijų ir labai tokių įdomių dalykų apie skausmą. Kaip žinome, jie turi tokią Jom Kipur šventę, kada jie turi tą vadinamą susitaikinimo dieną, kuomet tai yra tokia vienintelė diena, kada jie susirenka verkti, raudoti, aimanuoti. Jeigu jūs matote kokį nors filmą, kur yra žydai, tai ten daug jūs išgirsite to aimanavimo, dejavimo. Tai štai per šitą dieną jie privalo tą daryti, jie gailisi dėl savųjų nuodėmių ir prašo Dievo atleidimo. Jie verkia ir rauda. Ir vienas kunigas, kuris buvo Jeruzalėje, jisai maisto prekių parduotuvėje pamatė tokį įdomų dalyką. Kaip žinote, yra kažkokia prekė ir yra kortelė, toks lapelis. Ant jo parašyta, kas tai per prekė, kiek jinai kainuoja, kiek jinai sveria. Ir tą lapelį apvertus randa užrašytus rabino žodžius. Ir tie žodžiai vėlgi labai įdomus. Parašyta, Dievas verkia, bet niekas negirdi ir niekam tai nerūpi. Taigi rabinas norėjo aiškiai pasakyti, kad kol neatpažinsime Dievo ašarų, o tų ašarų neatpažinsime kituose, mes niekuomet nesuprasim, kaip Dievas stipriai mus myli. Kaip Dievas mumis netikusiais rūpinasi. Ir kad ta mūsų atgaila ir džiaugsmas, tas džiaugsmingas sugrįžimas prie Dievo yra dėl mūsų, kad mes galėtumėm atrasti atgaivą ir išgyventi džiaugsmą. Taigi mes niekuomet neturėtumėm atskirti, ir jūs čia esate dabar, neatskirdami didžiojo ketvirtadienio, bet ypatingai didžiojo penktadienio ir Velykų, prisikėlimo. Todėl, kad, kaip žinome, kitom kalbom mes sakom didysis penktadienis, bet anglų kalba sako gerasis penktadienis. Mums atrodo, koks čia gerasis penktadienis, kai vyko tokie baisus dalykai, tiesa. Bet jie sako Good Friday. Mes sakom didysis penktadienis. Todėl, kad Dievas nugalėjo pasaulį. Tai jeigu tai įvyko tą gerąjį penktadienį, tai kaip dabar, kaip jis toliau nugali tą blogį, kuris yra pasaulyje? Kaip jis daro, kaip jis dabar elgiasi. Ir kaip minėjau, jisai dėl to yra su mumis. Ir ypatingai arčiausiai mes galime pajusti jo buvimą, vėlgi nešvilpėsi, bet jo buvimą, kuomet išgyvename didžiulę kančią ir esame įkritę į didžiausius rūpesčius. Ir jeigu žmogus nori pažinti, kas yra Dievas, jisai pažins, kaip minėjau, tuomet, jeigu jis gebės pamatyti ašaras kitų žmonių akise, galės suprasti ir išgirsti kitų žmonių juoką, kitaip tariant, matyti jų gyvenimą ir gerose akimirkose, ir sunkiose. Taigi, kokie mes esame iš tikrųjų ir liudija, kaip mes tikime tuo, jog Kristus prisikėlė. Jeigu mes tikrai tikėtumėm, mūsų gyvenimas būtų kitoks. Ir tie žmonės iš pasaulio, kurie dar nėra pasirinkę savo tikėjimo, matydami, kaip mes gyvename, jie įtikėtų. Tai štai yra tas, kam mes ir esame pašaukti, nes Dievas, kaip matome,
kaip tas rabinas sakė, ir tai yra tikra tiesa. Dievas verkia ir verkia. Dabar kas vyksta ten, kur yra šventoji žemė, tai turbūt didesnio suvokimo, kokia ten kančia, mes ir negalėtumėm prisiminti. Taigi jis būdamas su mumis kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką ir toliau rodo mums, kad tik per jį galime viską įveikti, kad tik jo dėka mes galime skleisti tą tiesą, jog visi žmonės yra sukurti mylėti Dievą ir mylėti artimą. Ir mylėdami artimą, per tarnystę artimui mes mylime Dievą. Taigi, brangieji, turim didelę užduotį, mes turime tą, kuo tikime, tuo ir gyventi, tą ir rodyti, tą ir liudyti. O tai nėra lengvas dalykas. Pakalbėti yra viena, o liudyti yra kita. Bet mes negalim to atskirti. Ir esame pašaukti tą daryti, žinoma, kaip tie, kurie džiaugiasi, nes jie yra ne vieni, jie ne tie, kurie praranda viltį, kurie yra pasimetę, nes tikintis žmogus, kaip minėjau, jis niekada nėra vienas. Jis visada turi įsiklausyti to, kuris visuomet yra mūsų gyvenime, kaip minėjau, jis nešvilpia, bet jis visuomet yra. Ir už tai šiandieną mes dėkojame Dievui. Amen.